Darius patalpino pažinčių skelbimuose savo žinutę, kad ieško vienintelės ir nepakartojamos. Ponas Dariau, kiek ar gavote iš viso žinučių? Gavau 900, bet nei viena neatitiko. Ko netitiko? Skonio, Išvaizda netitiko? išvaizda, Charakterio savybėm? charakterį ir tiesiog nenorėjau vietovė. Vietovė netiko, taip? Netiko vietovė. Netiko vietovė. Nieko Dariau. Aš manau, kad nereikia gyvenime nuliūsti. Ir ta vienintelė tikrai tavo gyvenime atsiras. Dariau, kada tu pradėjai rašyti eilėraščius? Kiek tau buvo metų? Man buvo 15 metų. O, 15 metų. Ir tu tiek metų rašai. Kiek dabar tau yra? 33. Tai tu dabar rašai 18 metų eilėraščius. Taip, Aš manau, tikriausiai tavo yra svajonė perspektyvo išleisti poezijos knygą. taip, Ir tu ją padovanosi tai vieninteliai? taip, Padovanosi. taip, Taip. Dabar tu man pasakyk, ar tu sutinki ją nešiot visą gyvenimą ant rankų? taip. Taip? Taip. Papasakok, kaip tu ją nešiosi. Ir skurde, ir varge, Ir turte, ir turte, o ne turte. taip pat. Taip pat. Labai tavo teisingi žodžiai Dariau. Čia tikrai yra labai gili mintis. Supranti, tu esi šitų Dzūkijos laukų vaikinas. Užaugęs, kaip sakant, gražioje gamtoje. Taip? Taip, Taip. Čia tavo labai mėly tavo širdžiai. Tikriausiai tu čia ir norėtum pasistatyti namą ir sukurti šeimą. taip. Kurioje vietoje tu planuoji? Maždaug. Ar tau labiau tiktų, kur tokie laukai, ar daugiau prie miško? Prie vandenio. Prie vandenio. Aišku. Tai vat, Darius yra beveik, žinokite, vandenis. Pagal horoskopą, kas tu esi? Skorpionas. Čia skorpionas. Čia labai rimtas ženklas. Labai patikimas, labai tokios stiprios valios ir stipraus charakterio žmogus, kas iš Dariaus ir matosi. Dariau, įteik savo mylimą iš tas gėles. Pasakykite, mylimoji. Darius surinko. Kur tu surinkai? Laukuose šitas gėlės šiandien pats? Laukuose aš skiriu jums, gerbiamoji. Mieloji mano vienintelė, ta, kuri atsiras. Va, ateina tavo ištikimiausias šuo, tavo draugas, bet ne jai skiri šitas gėles. O kam skiri? Panai, mylimuoji. Mylimai. Mylimai. Tu jos lauksi. Lauksiu. Kiek reikia, tiek ir lauksiu. O, labai teisingi žodžiai. Tokių vyrų yra labai mažai Lietuvoje likę, kurie iš tikrųjų kiek reikia, tiek ir lauks. Paglostyk šunį, pasibučiuokit. Nesibučiuosite. Čia tavo mylimiausia. Gulti. Sėt. Pamojuok dabar savo išrinktai, kuri dar nežinai, kaip atrodo. Nusiųsk į oro bučinį. Ir parodykite, kas jos laukia priešais. Susukti lizdelį į tos kaip gandrelius.